Sveiki, Airijos lietuviai. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų esame lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje. Ir niekam nepaslaptis, kad ambasados konsulinio priėmimo laikas yra labai siauras, tik tai tarp 10 ir 13 valandos darbo dienomis. O Airija šalis nemaža ir lietuvių čia gyvenančių nemažai, išsibarščiusių po visą šalį. Tad labai sudėtinga patekti į ambasados konsulinio laiko siaurą tą tarpą, kuomet reikia atvažiuoti nemažai kilometrų iki ambasados. Taip pat ir patiems dirbantiems žmonėms tenka atsiprašyti iš darbo, o tai kainuoja arba neapmokamą darbo dieną, arba tenka sugadinti vieną atostogų dieną. Vat ir pradedam skaičiuoti, kad ambasados paslaugos yra daug brangesnės nei Lietuvoje, tai yra viena. Antra, tenka deginti darbo dieną, tai trečia, dar reikia važiuoti tolimą atstumą ir taip pasirenkam, kad konsulinius reikalus geriau susitvarkysime tuo metu, kai grįšime atostogų į Lietuvą. Todėl man tik kilo idėja pasidomėti, ar negalima būtų konsulinio laiko šiek tiek pakoreguoti į Airiją emigravusių lietuvių labai. Sakykime, pakeisti šiek tiek į vėlesnį, padaryti jį po darbo, bent vieną dieną per savaitę. Ir su šiuo klausimu aš kreipiausi į Lietuvos Respublikos ambasadą Airijoje elektroniniu paštu ir iš jos gavau atsakymą, kurioje buvo viena tokia pastraipėlė, kurią jums pacituosiu. Jeigu ambasada sulauktų daug pagrįstų prašymų dėl kitokio konsulinio priėmimo laiko, svarstytumėme galimybę vieną dieną konsulinį priėmimą perkelti į popietinį laiką, jeigu tai nepablogintų bendros aptarnavimo kokybės. Taigi, ambasada nusiteikus geranoriškai mums pagelbėti, bet nieko nėra neįmanomo, tiesiog reikia jūsų pagalbos. Sudariau anketėlę iš keletos klausimų, į kuriuos jums atsakyti užtruks mažiau nei minutę laiko. Kuo daugiau bus atsakymų, tuo greičiau surinksim reikiamą respondentų skaičių ir galėsime vėl kreiptis į ambasadą, kad ne mano vieno čia idėja, jog reikia keisti konsulinį laiką. Taigi, dalinkite šio video, dalinkitės anketą, pildykit ją ir galbūt mums pavyks įsikovoti patogesnį priėmimo laiką ambasadoje. Ačiū, sėkmės!